kad daugiau skylių nėra blogai, galimai ta vata gali tik labiau susitankinti be reikalo. Vis tiek yra tankis, yra sistema, kaip tu turi pūst, jeigu tu gręši tų skilučių kas 30, tai jokio tikslo tau tiek pūsti, tiek tą vatą presuoti be reikalo per stipriai, nes varža lambda yra išgaunama prie tam tikro tankio, kuris yra deklaracijai. Tai vat tu pasiėmęs kvadratūrą tam tikrą ir supūst turi tam tikrą kiekį tos vatos. Negali būti perpūsta irgi. Kaip ir nedapūsta, neužteks vienos skylės ant tokios važinai senelės. Jis turi būti tvarkingai sugręžiota, kad tvarkingai ir užsipūstų. Žiemos metu, kada termovizorių išsitraukia jau kai atvėsta, tai pasimato labai aiškiai, kur yra užpūsta vieta ir ties tavo vieta, kur eina perdengimas, jinai yra laidi iš karto šilumai ir šalčiui. Skylutės susikemša dėl to, kad tiesiog ta vata skraido beprotiškai ir jinai išeidinėtų per kiekvieną skylutę. Užputė ištrauki. Paralonas tas jisai praleidžia, tu jeigu ausį tai pridėtum rankais, jaustum, kaip tas oras eina. Tai va tu atidaręs kitą skylutę, tu jau matai, pasilenkęs, pasišvietęs, ta vata yra ar jos nėra. Jeigu, kaip minėjau, prieš tai nėra, tai vadinasi, turi papildomai žiūrėti, kas ten yra. Galbūt kai kuriais atvejais po langais, kur radiatorių nišos iš vidaus, ta plita būna prispausta jau prie išorinės sienos ir net būna po langais to tarpo net nerandi. Virš langų vėlgi ten niuansai, sąramos, jos būna nesimato tenai ir tu irgi būna nerandi tų tarpų. Tai čia labiau nepasiseka žmonėms, jeigu ten nėra tarpų. Čia reikia labai ir nuojautos, supratimo apie įrangą, supratimo apie technologiją, jutimo, tu tiesiog kiekvienam objekte, net ir realiai, kaip ir žinai tu jos, bet ir mokiniesi tuo pačiu. Tu turi tą namą ištirti, jis atrodo visas vienodas, vienoj gatvėje statė tos pačius namus, to pačio dydžio, bet skirtingi statybininkai ir tu gali rasti visai kitaip viduje. Tai va dabar iš įrangos parkeliauja vata šlangomis ir siaurėja iki 21 mm. Angaliukas tas metalinis įkišamas į patį tarpą, tai va taip ir filtruoja tą vatą. Jinai dabar, kadangi pirmoji skylutė, tai jinai ir pučiasi daug daugiau. Su kiekviena skylė paskui jinai tik tai pasitankina, o į viršų irgi pildosi. Tai va pirma skylė, kada išgręžta pildosi, jinai turi daug dabar erdvės. Ir atrodo, kad ten ir daug ir eina tos vatos, o po truputį, žinai, jisai tos vatos prisipildęs jau mažinasi tas putimo laikas.